Ką jau? Šiandien užsiėmęs? Aš norėčiau susitikti. Manyčiau gal kitą kartą, nes šiandien močiutė mano susirgo, tai važiuosiu. Šiandien esu paruošusi keletą puikių žaidimukų. Tai ką, mėlieji, pradedam, ar dar ko nors laukiam? Jo, iš tikrųjų. O tai pala, o tai mes ne nuo kobros pradedam? Ne. Kodėl? Todėl, kad tai kenkia ne tik tavo, bet ir mūsų visų sveikatai. O būti tokį piktai ir priekabi kaip tu, va dabar tai irgi kenkia ne tik tavo pačiai, bet ir aplinkiniam. Atsipalaiduoji. Na gerai, bet rūkymas nėra gerai. Nieko čia blogo iš tikrųjų. Patys žinote, kas per daug tas nesveika, o mesgi tik truputį. Tai dabar visai nevisprantu, tai nuo kabrytės ar nuo žaidimų. O man tai patinka, pradėkim nuo kobrytės. Ne, šiaip tai Goda teisi. Bet to mes nutarėm vykdyti akciją linksmybės be svaigalų. Taip, kodėl? O tai ką, norit man sakyti čia svaigalus? Taip, ne, laimė, iš visų, aišku. Tai palauk, laikomės susitarimą ar ne? Taip, tu visiškai teisi. Tai va, vis. Tai ką, mėlieji, turiu puikų pasiūlymą. Žaisti mano mėgstamiausią kojų žaidimą. Kažkas naujo. Žaidžia, Gustė pasakė šventą. Kaip šaunu, pasičiu netgi labai svarbią asmenį. Nu, Gustė, ką čia kalbi, nejuokim, pažiūrėk, kaip atrodai. Ojojoj, atrodo visai kaip tu. Gustė, neika. Mergaitės. Tikrasis grožis slypi viduje. Čia galima išvelgti ir kokią gilesnę prasmę. Jeigu tas tikrasis grožis slypi viduje, tas, kuris yra išorėje, yra netikras. Bla, 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 bla. Ir vėl tie švedžiojimai. O dar su savo klėdesiais prisidėjęs Laimonas, tai iš vis. Manęs reikia? Taip, einam, bičiu. Greičiau. Ką į grytą palošim? Buvo smagu. Įdomu, kas tame dėjosi mano bičiulių galvose? Linksmi pokštai ar idėjos linksmybėms? Gal pas kažką tuo metu gimė jausmai? Tik viena akimirka, o tiek daug minčių, jausmų, juoko. Todėl ir nusišypsau, juk išgyventi šią nuostabią akimirką verta, ji tik viena ir ji nepakartojama. Ką jau? Nestabdyk. Kas? Ai. Apie ką tu mąstai? O dar sako, kad aš čia visada padebesiais skraidžioju. Muzika jukas tikras menininkas. Šis žaidimas tikras penas apmąstymams. Penas, pamąstymai ar apmąstymai, o gal dar ir omeny atsiras? Oi, kokie mes protingi, kokie protingi. Taigi mes čia visi protingi. Tiesiog imsim interviu iš pačių pačiausių. O ką tu išrinkai pačiais pačiausiais? Ką, visus. Gustė, kokia tolerancija. Gal užtenka vieną kartą lyst visiems į užpakalį? Ojojoj. Tu geriau pakalbink savo susižavėjimo objektą Timotėjų. Dar pakalbinsiu. Jis kitoks gražus, protingas, o dar toks pasipūtęs. Nepaviliojas kažkoks. Rimante, mūsų Gustei labiausiai tinka Tadas. Jei neturit ką pasakyti, gal geriau iš vis patylėkit, visiems geriau. Kas tu yra? Kokia mūsų tau šiandien įkanda? Ir iš vis man šala kojas ir man yra nuotkas jokių čia tų žaidimukų kvailų žaist. Gal galiu į pirtį jau, nuo ryto gal. Eik. Eik, to ir Gustė atsiūsim. Color, in bright
Laikas bėgo greitai. Tądien gėrėme vandenį ir sultis. Nors ne visi abstinentai. Toli gražu ne visi. Bet ta Rimantės akcija. Gal taip ir geriau. O aš už kompiuterį ir jo teikiamus malonumus. Malonumus. Už bestuburius. Gerai, kad dar yra stuburą turinčių. O aš savo seserim. Tikiuosi, kad jis auks. Kažin, kam čia reikia šties gustą savo? Nu kažin. Ar jūs visada šitai? Žmonės. Kiek jų mano gyvenime daug. Vienus stebiu, kitus pažįstu, o treti mano bičiuliai. Su jais smagu, bet draugai, tikri draugai, tai kas kita. Nežinau, kas turėtų vykti. Toks gambukas. Įjunga ir sekalbį, kas ten. Jau galite ir skambinti man. Klausyk. Nu? Erikui plaukai. Įvyko avarija ir jis nori pakalbėti su tavim. Kas? Čia iš kokio spektaklio ar kas? Aš... Šiandien užsiėmęs? Aš norėčiau susitikti. Manyčiau gal kitą kartą. Šiuo metu su vartotoju nėra galimybės susisiekti.